Sveiki, aš esu Miglė Jankauskė, klientų aptarnavimo skyriaus vadovė. Ir šiandien pašnekėsime apie klientų aptarnavimo procesą, kuo jisai mums svarbus ir kaip mes elgiamės kiekviename etape. Tai pirmas etapas yra, kai klientas pasirašo preliminarią sutartį, tai mes iš tikrųjų iš karto atsiunčiam jam vystytojo atstovo kontaktus, kad nuo to laiko, kol jau pardavimų vadybininkas baigė šioje vietoje savo sandorį, atiduodame vystytojo atstovą ir vystytojo atstovas toliau kontroliuoja visus rūpimus klausimus ir bendradarbiauja su klientu. Sekantis žingsnis yra turto perdavimo procedūra. Turto perdavimo procedūroje klientas gauna galimybę susitikti gyvai su vystytojo atstovu. Tuo metu jisai susipažįsta su būsima administravimo sutartimi bei apsižiūri būsimą turtą. Sekantis žingsnis būtų notarinės sutarties pasirašymas. Tai iš esmės šioje vietoje jau gyventojas yra supažindinamas, kai jis įgyja nuosavybės teisę. Iš karto yra sudaroma sutartis su pastatų administravimu ir nuo tos dienos papildomai ne tik vystytojas atstovas, bet dar papildomai yra priskiriamas pastatų administravimo vadybininkas. Tai pastatų administravimo vadybininkas šioje vietoje kuruoja eksploataciniais klausimais, o vystytojo atstovas padeda konkrečiais įrengimo klausimais ir apskritai nuo vystytojo pusės, kokie yra svarbus niuansai. Kai klientas konkrečiai pradeda įsirengimo darbus bute, esame įpareigoti perduoti raktus, įvesti visas sistemas parkingas, kad būtų sklandus veikimas, kad nebūtų ateityje kažkokių bėdų. Papildomai iš esmės mes pasirūpiname statybinių atliekų konteinerių, kad įvykdžius remonto darbus nekiltų kliučių, kur tas atliekas dėti. Tai mes iš tikrųjų išnuomojame statybinių atliekų konteinerį ir gyventojai gali ją naudotis, tol kol įsirenginėja butą. Bet kokiu atveju, jeigu pamatome, kad kažkokio rakto ar kažkokios yra kliūtis, tai bet kokiu atveju visada gali paskambinti vystytojo atstovui, pastatų administravimo vadybininkui ir tikrai suteiksime tą informaciją. Dar kas svarbiausia reiktų paminėti, tai garantiniai darbai. Visur apie tai yra kalbama, garantijos yra egzistuojančios pagal STR taisyklės, tai iš tikrųjų pas mus yra šioje vietoje reakcija tikrai greita, nes per 1-2 darbo dienas gavę pranešimą mes iš karto vykstame į objektą, pasižiūrime, kokia yra situacija, sudarome apžiūros aktą. Jeigu tai yra garantinis defektas, informuojame atsakingus rangovus ir jie savo ruožtu tuos defektus tvarko. Specialiai tinklapį savo esame sukūrę garantinio skyriaus kontaktus, elektroninį paštą, kad galėtų gyventojai kreiptis tiesiogiai dėl garantinių darbų į jam skirtą paštą. Pagrindiniai pliusai, ką aš norėčiau skirti mūsų įmonei klientų aptarnavime, tai yra pirmas, gal ir keistai skamba, bet pasiekiamumas telefonu. Kodėl aš akcentuoju, nes kiti tiesiog turi skambučių centrą, kur gyventojai turi skambinti, laukti ir galbūt ten per 3 darbo dienas atsakymas sulaukti. Pas mus iš esmės yra tiesioginis kontaktas, kur žmogus gali kreiptis, susitikti vietoje, kaip ir minėjau, ir spręsti jam reikiamas problemas. Be viso šito, žinoma, yra elektroniniai laiškai, kur gyventojai gali siųsti savo nuotraukas, klausimus, raštus įvairiausius. Tai reakcija irgi galima pasidžiaugti yra viena darbo diena, nebent tai reikalauja papildomų dokumentų laukimo. Bet apie tai, kad mes gavome laišką, tikrai gyventojai yra iš karto informuojami ir su jais susisiekiama. Be viso to mes kuo klientui dar padedam, kai jisai ir būna įsirenginėja butus, tai mes papildomai jau vykdome visą priežiūrą, tai yra ir susitikimus su klientais, projektuose organizuojame susirinkimus, dėl susirinkimų darome tokį ypatingą dalyką, tai surašėme gyventojams šabloną, kad jie galėtų mums pateikti iš anksto klausimus ir mes pasirengiam tos klausimus, kuriuos gyventojams supažindiname per susirinkimą, tam, kad jis sklandžiau vyktų. Papildomai dar mes ir organizuojame kaimynų šventes, ko nepaminėjau, tam, kad suburti bendruomenę, vis tiek yra bendruomeniškumas, tai greičiau ir sprendžia šitos problemos. Iš esmės galima teigti, kad tik pasirašius preliminarią sutartį, klientai iš karto yra ištiesiama pagalbos ranka ir lydima viso projekto buvimo metu. Kodėl svarbu tas klientų aptarnavimas? Dėl to, kad klientai kalba tarpusavį. Aš pasakysiu draugui, draugas kitam draugui ir taip viskas sklinda informacija. Bet kokiu atveju mes naršome komentarus, kai mes norim įsigyti kažkokį stambesnį turtą, nebūtinai butą, mes vis tiek pradžiai ieškome komentarų arba tiesiog klausime pažįstamų. Tai vis dėlto į klientų aptarnavimą reikia itin investuoti, kad viskas sklandžiai vyktų. Ta mes ir darome, esame jums. Iki malonių susitikimų. Citus.